Šratinuko pasakėlės. Sveiki, bičiuliai! Sveiki naujos vaikų radijo laidos klausytojai. Ir aš esu šios laidos vedėja Dalia ir šiandien su manimi laidą ves Kotryna. Sveiki! Ir Andrėja. Sveikučiai! Taigi, mergaitės, kaip jums praėjo ši savaitė? Mane kaip nesirgau. Sirgai kaip gaila, bet paskui grįžai į mokyklą. Ar labai apsidžiaugiai sugrįžusi? Nelabai, nes mane apmėtė trintukais ir popieriaus gumuliukais per pamoką. Bet pala, šitaip neteisinga. Tu tik atsikėlė iš ligos patalo ir jau iš karto tave visi skriaudžia. Tikiuosi bent jau Andrėjai šią savaitę prabėgo geriau. Mano savaitė buvo labai šauni. Pradžioje nusipirkau naują striukę. Ji tokia šilta, taip apsidžiaugiau, bet gaila. Orai atšilo. Ne kiek yra atšilo, bet lauke būnant su tokia striuke per daug karšta. Bet už tai labai smagu, kad širdyje jau beveik pavasaris. Saulė jau ilgiau šviečia ir kiek žinau, šiandien dienos ilgumas yra daugiau negu 9 valandos. Tai labai šaunu. Dalia, kaip tau praėjo ši savaitė? Na, iš pradžių viskas buvo gerai. Ir mokykloje sekėsi neblogai, kol nesužinojau, kiek gavau iš anglų kontrolinio. Ir kiek tu gavai? Manau, šią skaudžią tiesą reikėtų nutilėti, nes tikriausiai šios laidos paskui klausysis mano mama. Patylėkime ir pakalbėkime apie daržoves. Daržovės? Kodėl būtent daržovės? Todėl, kad tokia yra mūsų šios dienos tema. Taigi, tikrai šios dienos tema yra daržovės. Ir ką jūs žinote apie jas? Kad daržovės yra pačios sveikiausios. Sveikiausios iš ko? Iš maisto? Taip, iš viso maisto. Daržovės yra labai gerai. Jeigu nebeturi ar tiesiog nežinai ko valgyti, nusipirk daržovę. Ir pigu, ir sveika. O aš manau, kad jos gerai yra ne tik tada, kai nebežinai, ką daugiau valgyti, bet apskritai visada, kiek daug yra patiekalų, tokių skanių iš daržovių. Burokėlių sriuba, morkų pyragas, cukinijų blynai. Ką dar žinote? Oi, daug žinome. Bet gal dabar nepradėkime kalbėti apie maistą, nes labai šalksi. Taigi, apie tai pakalbėsime dar mūsų laidos pabaigoje, nes mes turime pasiruošę keletą tokių neblogų receptėlių, kuriuos norėtume jums pasakyti, tad iš anksto galite pasiruošti rašiklius ir popierių, kur galėsite užsirašyti. Na, o dabar, aš manau, kad Kotryna jau yra pasiruošusi mums pristatyti pirmąją šios dienos pasakaitę – Vyganto Račkaičio daržovių ginčą. O po to, kai mes ją išgirsime, šiek tiek aptarsime ir pasiaiškinsime, dėl ko tos daržovės ginčijasi ir apskritai, ar daržovės gali kalbėti. Darže augo daržovės. Saulutė jas šildė, lietus laistė, o vaikai ravėjo. Atėjo metas ir daržovės ėmė virsti iš lysvių. Pakšt! Sprogo žirniaukštis. Pinokau! Kodėl niekas nenuraško? Jie jau pamiršo, kokie mes žirniai skanūs. Tai mes kopūstai skanūs. Plyšdama per pusę atsiliepė gūžė. Kadaise mus duodavo po pietų kaip skanėsta. Ką pasakytų vaikai, jei šiandien jiems vietoj kompoto pasiūlytų kopūsto lapų? Nelabai apsidžiaugtų. Nusijuokė morka. Aš ir dabar trinku desertai. Mamos sunkia morkų sultis, o vaikai pasigardžiuodami jas geria. Na tai kas? Tarė svogūnas. Vaikai ir taip per daug gauna saldumynų. Nuo tų tortų, saldainių tik apetitas mažėja ir dantis genda. Užtat mes turime vitaminų, be jų vaikai tuoj suserga. Niekas negali prilygti morkoms. Suserga, jei nevalgo svogūnų ir česnakų, nes ne tik maistas, bet ir vaistas. Išgydome slogą, apsaugome nuo gripo. Kas mane valgo, tam net sirgti nereikia. Įsiterpė į ginčą bulvę. Ne veltui maitinu pusę pasaulio, 100 patiekalų iš bulvių gaminu. Mane geriau žalia graužt, mane.
netvėrė agurkas. Gal dar ilgai būtų ginčijęsi daržovės, bet nešina pintinė į daržą atėjo mama. Ji nuraškė žirnius, nusikirto baltagūžio, kopūsto galvą, pasirovė morkų, svogūnų, česnakų, nusiskynė pomidorą, agurką, išsikasė bulvių. Daržovės atsidūrė pintinėje ir šnekos nutilo. Taigi, klausiau pasakos ir man kilo tokia mintis. Taip ir nesupratau, dėl kogi susiginčijo tos daržovės. Dėl to, kad vienos manė, kad jos yra geresnės, kitos manė, kad jos yra skanesnės, o trečios iš viso, kad jos yra pačios nuostabiausios. Taigi, Kotryna, tu iš pat pradžių sakei, kad daržovės yra pats maistingiausias maistas, pats sveikiausias. Tai galbūt dabar jau galėtų mums visiems paaiškinti, kodėl. Nes, kaip sakė Svogūnas, daržovės yra ne vien maistas, bet ir vaistas. Jos išgydo slogą, padeda apsisaugoti nuo gripo ir kitų ligų. Bet tu šią savaitę sirgai, reiškia nevalgiai daržovių. Nevalgiau, ką padarysi, bet paskui vėl pradėjau valgyti jas. Dėl to ir pasveikai? Tai aišku, kad Man iškilo toks klausimas. Jeigu visos daržovės yra tokios sultingos, tokios maistingos, kuri galbūt yra viena iš tų tikriausių? Noriu paklausti, kuri daržovė yra pati maistingiausia? Ne taip. Tiesą sakant, manau, kad jos visos yra daugmaž sveikos. Tiek kopūstai, tiek morkos, tiek svogūnai. Išskirti vieną būtų labai sunku. Aš girdėjau, kad sveikiausios tai žalios spalvos daržovės, nes jos daugiau turi vitaminų. Ir žinoma, skaidulą aš taip pat girdėjau apie šį dalyką. Andrėja, galbūt dar galėtum ką nors pridurti apie maistingas daržoves? Tiesą sakant, aš nesu labai Didelė daržovių mėgėja. Na taip, man prie širdies labiau mėsa. Mėsa tai mėsa, bet ir prie mėsos visi valgo daržovę. Ir dar prisiminiau vieną tokį dalyką. Apie morkas. Morkos turi daug vitamino A, kuris yra labai sveikas akims. Kotryna, tu sakiniais. Ar valgai daug morkų? Iš tikrųjų, tai valgau daug morkų ir valgau daug mėlynių, kurios irgi taip pat sveikos akims. Bet kažkodėl aš vis dar su akiniais. Turbūt per mažai valgai. Reikėtų patankinti valgymą pusryčiams morkos, priešpiečiams mėlynės, pietums morkos, pavakariams mėlynės ir vakarieniai morkos su mėlynėmis. Na, o daržovės yra tokia plati tema, kad galėtume apie jas kalbėti ir kalbėti. Taigi dabar pristatau savo sesę Vilę, kuri yra pasiruošusi perskaityti dar vieną šios dienos pasakaitę apie kiškį Vagilį. Ir ši pasaka yra ypatinga tuo, kad yra parašyta prieš 150 metų ir ją parašė pasakų tėvas Pranas Mašiotas. Kiškis Vagilis labai mėgo kopūstus, morkas, ropes, visokias daržovės. Pamiškėje gyveno daržininkas. Kartą bėga kiškis pro daržą ir mato, žaliuoja šlama tenai kopūstų, morkų. Kaip čia prie tų gardžių daiktų priėjus? Pritupė kiškis po kulynu ir galvoja, kaip į daržą patekus. Tik sugirgždėjo daržo varteliai, išeina pats daržininkas ir sako savo dukterį. Aš eisiu pas kaimyną, o tu daržą pasaugok. Daržininkas nuėjo savo keliu, o kiškis ūsus pasiraitė, kailinėlius pasitaisė, auseles pasišukavo ir strikt prie vartelių. Prie vartelių dar tebestovėjo Juzelė, daržininko dukrelė, po laukus dairėsi. Labą dieną, Juzelė, Pasveikino ją kiškis. Bėgdamas per laukelį sutikau tavo tėvelį. Tėvelis liepė, kad leistų mane į daržą kopūstų pagraužti. Mūdu su tėveliu seni geri pažįstami, dar anąkart žadėjo mane kopūstais pavaišinti. O kas tu per vienas? Klausė Juzelė. Aš kiškelis strikt gyvenu čia pat miškelį. Gerai, Sako Juzelė. kad tėvelis liepė, tai eik.
pati atsisėdo prie vartelių daržo saugoti. Kiškelis įšoko į daržą, nubėgo į kopūstus. Vieną galvelę sugraužė, kitą užsigardavo, sugrįžęs Juzelei gražiai auselėmis palingavo ir spruko į mišką. Parėjo daržininkas, eina daržovių palaistyti. Kieno čia būta, kieno šeimininkauta, kopūstų lapai rauta? Klausė. Gikiškis strykt pastrykt tavo senas pažįstamas buvo apsilankęs. Čionai buvai atsiuntęs, aš ir įleidau. Pažįstu tavo gilį seną apgaviką. Aš jam parodysiu. Sako daržininkas. Imk tu man ir kopūstus taip nugraužk. Rytojaus dieną daržininkas užtaisė darže kilpas, pribarstė aplinkui morkų ir išėjo pas kaimynį. Atšokuoja Kiškelis, randa prie vartų vieną Juzelę. Sveika gyva Juzelė, daržininko dukrelė. Aš vėl pas tave į svečius atbėgau. Gerai, Sako Juzelė. šiandien tavo morkų prirengta. Vagilis šoko prie morkų ir pakliuvo į kilpą. Tupi įsipainėjęs, dreba iš baimės ir galvoja, kaip čia iš kilpos išlindus. Tik štai netoli lapai sušlamėjo. Žiūri, šliaužia lapė. Pamatė Kiškį ir klausė. Kągi tu kaiminėlį čia veiki? Pastatė mane daržininkas kopūstų saugoti. Tik tiek negera, kad žąsieną kasdien vaišina. Ką sakai, žąsieną? Klausė lapė, o pati net laižosi, kaip jai taip žąsiena pakvipo. Taigi žąsiena, jau man net viduriuos negera. Štai ir dabar nuėjo žąsienos atnešti. Kaip būtų garda žąsienos užkandus? Atsako lapė. Žinai ką, kaimynė, leisk mane į kilpą. Gerai. Sako Kiškis. Lapė palengva išpainiojo Kiškį ir pati jo vietą įsinėrė. Kiškis ausis suglaudęs spruko per vartelius ir nudūmė į mišką. Lapė žąsienos belaukdama supaisė, kad Kiškis ją prigavo. Palengva išsikrapštė iš kilpos ir nusivijo Kiškį. Tik tiek ten jį ir matė. Šioje pasakoje mes išgirdome, kad Kiškis labai mėgo kopūstus ir morkas, dėl jų pasiryžo netgi įlysti į tokį didelį pavojų kaip kilpa. O kokias daržoves labiausiai mėgsta mūsų draugai, vaikai ir dėl kurių galbūt jie taip pat kaip Kiškis galėtų pasiaukoti? Mano mėgstamiausia daržovė agurkas, nes jisai mano mėgstamiausias spalvos, jis su spygliukais ir labai sveikas. Mano mėgstamiausia daržovė yra morka, nes ji labai saldi ir turi daug vitamino C. Man patinka papiloras, nes jis yra skanus ir skaniai kvepia. Man ridikėlis skaniausias, nes jis saldus ir gražus. Man labiausiai patinka morkos dėl to, kad jos labai sveika, jos oranžinės, jos valgo triušį, aš labai mėgstu triušius. Agurkiukai. Ne žali. Pomidorus. Nes jie raudoni ir man skanus. Tai beklausant net seilė nutyso, kaip gardžiai pasakoja apie daržoves. Aha, man taip pat labai skanu visur pasidarė. Taigi, manau, dar reikėtų mums išsiaiškinti tokį klausimą, kurį mes iškėlėme laidos pradžioje. Tai yra apie receptus. Juk laidos pradžioje žadėjome visiems, kad dar pakalbėsime apie patiekalus, kurios galima pasigaminti iš daržovių. Gal pasakysi mums tą stebuklingą receptą? Tai būtinai pasakysiu morkų saldainių receptą. Tikiuosi, kad mūsų laidos klausytojai jau yra pasiruošę kur rašyti, nes aš pradedu diktuoti puikųjį receptą, kuriam reikės, žinoma, morkų. O morkas reikės sutarkuoti. Užteks vos keletas didelių morkų, iš kurių reikės įspausti sultis ir jas, žinoma, neišpilti, o išgerti sumaišius su obuolių sultimis. Tikrai nepaprastai skanu. Taigi, o morkų tarkius reikia sumaišyti su tokiu pat kiekiu sezamo sėklų. Ir į gautą masę įpilti keletą šaukštų sirupo. Nesvarbu, kokią turėsit, bet labiausiai tiktų auksaspalvį sirupą. Taigi ir į visą šitą košę reikėtų pridėti keletą šaukštų graikinių riešutų aliejus.
Viską išmaišykite ir išdėliokite tą masę į silikoninės formeles kepimui. Tačiau kepti nereikės. O paslaptis yra ta, kad mes tuos saldainiukus, tą košę dėsime į šaldytuvą. Ir ten po kiek laiko tiesiog patikrinę pamatysite, kada jau bus jie sustingę, galėsite lengvai išimti iš formelių ir labai skaniai suvalgyti. Labai skanu, esu tai gaminus ir man tai patiko. Valgiau ir valgiau. Taigi aš irgi esu išbandžiusi šį receptą ir tikrai nenusivyliau, taigi manau, kad jums taip pat patiks. Ypač vaikams, kurie mėgsta saldumynus. Tik šie saldumynai yra kitokie, nes jie yra sveiki. Bet mūsų laideliai skirtas laikas jau bėga į pabaigą, o mes dar turime jums užduoti mįslę, kurios įminimą išgirsite kitos laidos pradžioje. Andrėja, užduok mums mįslę, o visi labai atidžiai pasiklausykite, ką jums pasakys Andrėja. Glėbių nepaimsi, saujoj neišlaikysi, kai bėga nesuturėsi. Kas? Kas neišgirdote, paklausykite dar kartą. Glėbių nepaimsi, saujoj neišlaikysi, kai bėga nesuturėsi. Na, o dabar mes su jumis atsisveikiname. Iki kito karto. Viso gero! Šratinuko pasakėlės.